Labadiena, šią birželio 22-ąją sveikinamės iš Šiaulių miesto savivaldybės, tiesiogiai transliuojame spaudos konferenciją, kurioje turėsime keletą pristatymų kultūros, socialinėmis ir sporto temomis. Šį kartą kalbėsime apie į Lietuvos kultūrinį gyvenimą grįžtantį reiškinį Lietuvos moksleivių dainų šventę, apie tai, kaip ją įsilies Šiaulių miesto atstovai. Taip pat kalbėsime apie priėmimo į miesto globos įstaigas tvarką. Ir apžvelgsime didžiuosius sporto renginius, kurių buvo itin gausų šį vasaros savaitgalį. Taigi pradėkime. Po 10 metų pertraukos į Lietuvą grįžta moksleivių dainų šventė, itin laukiamas, šimtus choro, orkestrų ir šokių grupių apjungsiantis renginys. Taip pat plačiau išgirsime apie programą ir Šiaulių miesto delegaciją, kurioje beveik 100 meno kolektyvų. Taigi plačiau apie tai mums papasakos Valerijus Simulik, Šiaulių menų mokyklos direktorius, Lietuvos moksleivių dainų šventės laikų ratu kartu Šiaulių miesto savivaldybės koordinacinės darbo grupės pirmininkės pavaduotojas ir Mindaugas Bartkus, Šiaulių menų mokyklos mokytojas, Lietuvos moksleivių dainų šventės Šiaulių miesto savivaldybės koordinacinės grupės narys. Sveiki, gyvi. Labadiena. Iš tikrųjų, kaip ir sakė gerbiamas mūsų informacijos pateikėjas, tai po 10 metų grįžta išskirtinė šventė, kuri, manau, valstybės gyvenime vaidina didžiulį vaidmenį, ypatingai jaunos kartos ugdyme. Viso planuojama šitoj gražioj šventėje, Lietuvos moksleivių dainų šventėje 24 000 dalyvių ir Šiaulių delegacija bus apie 1500, 1513 moksleivių, plus 130 lydinčiųjų asmenų, tai yra vadovai, koncertmeisteriai, komendantai, medicinos darbuotojai, kas yra privalu. Tai mūsų delegacija yra viena iš didžiausių, atsižvelgiant į gyventojų skaičių mieste. Tai aišku, Vilniaus delegacija ko gero truputį didesnė bus, nes Vilnius ir didesnis. Tai atstovavimas įvairios Šiaulių miesto mokyklos, turim kolektyvų, kurie yra mišrūs, turim kolektyvų, kurie iš tikrųjų priklauso konkrečiai švietimo institucijai. Dėl pačio dalyvavimo ir visų leitmotyvų, kurie susiję su gyvenimu mokyklose, tai mes atsakingi už gautų Vilniaus savivaldybės priskirtų mokyklų apgyvendinimu. Lankėmės mokyklose, žiūrėjom tvarką, žiūrėjom kokią higieną. Savame, aišku, mes lankėmės mokslo metų eigoje, tai dabar, kai jau nebėra mokslo metų, tikimybė, kad tie trūkumai, kurie buvo nurodyti mūsų lankymosi metu, jie bus pašalinti. Ir rūpinomės ne tik tai, kad jie ir patogiai, kiek tai įmanoma, patogiai gyventų, bet ir higieną. Mūsų delegacija papildomai rūpinomės dušais, šokėjams ypatingai, nes šokėjai 3 mokyklose gyvens ir ne visur pakankamas dušus kiekis, tai papildomai samdėm per firmas reiškia dušus. Savame, aišku, ko gero didžiausias iššūkis transportas, bet džiaugiamės, kad įvyko pirkimas per pirkimo sistemas viešųjų pirkimų ir turim generalinę firmą, su kuria derimės, toliau plėsdami paslaugas ir savame, aišku, turim rūpestį specializuotėm kolektyvam, tai yra tie, kurie vežasi instrumentus arba specializuotus daiktus, kurių neišeina nei su traukiniu, nei su paprastu autobusu vežti. Tai individualiai šnekame su firmomis, derimės, nes tokių transporto priemonių trūksta visoje Lietuvoje, nes, kaip ir minėjau, 24 000 moksleivių, lydinčiųjų 3 500, daug kolektyvų ir tų užsakymų yra daug ir konkurencija didžiulė. Plus dalis firmų atsisakė važiuoti į šį renginį, nes Vilnius, kamščiai, ne visi vairuotojai pasiruošė ir gavom daug neigiamų atsakymų. Bet kuriuo atveju šiandien dienai turim, kaip sakau, visą laiką viskas tikimės, kad bus gerai, sukomplektuota, viską paruošta. Ir aišku, už tai labai dėkui didžiulis pagrindiniam koordinatoriui, tai yra Mindaugui, kuris komunikuoja ir bendrauja su įvairiom institucijom. Tai prašau, žodis Mindaugui. Taip, tai gal aš šiek tiek apie pačios Lietuvos moksleivių dainų šventės programą. Gal kažkam bus įdomu, aktualu, tai visa programa išsidėsto per 4 dienas ir kiekvieną dieną vyksta vis skirtingi renginiai. Visa pradžia prasideda nuo Liepos 3 dienos, kaip neįprasta Lietuvos moksleivių dainų šventėj, ji prasidės eisena. Toliau seks
būtent pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, kuris vyks Vilniaus katedros aikštėje ir tuo pačiu bus atidaroma Lietuvos moksleivių dainų šventė. 4 dieną Liepos 18 val. Vyks jungtinio akordeono orkestro koncertas Kelionė laiku, kuris vyks Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje, o 22 val. Vyks ansamblių vakaras metų ritmu Vilniaus Kalnų parko estradoje. Liepos 5 vyks šokių diena ratu, kuri vyks Arena Vilniuje. Ir Liepos 6 viską užviršuos, tai dainų diena, laikų ratu kartu Vingio parke. Dabar kalbant apie mūsų delegaciją šiauliečius, tai galiu šiek tiek pagarsinti skaičius. Tai kaip ir minėjo Valerijus, kad moksleiviai vyks apie 1513, iš jų 130 lydinčiųjų asmenų. 48 skirtingų moksleivių kolektyvai dalyvaus iš 20 skirtingų organizacijų. Dabar pagal delegaciją sudarys tai 2 pučiamųjų instrumentų orkestrai, kurie atstovaus Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnaziją ir Šiaulių dainų muzikos mokyklą. Taip pat vyks 2 akordeonininkų orkestrai, tai atstovai bus Šiaulių Sauliaus Sondeckio muzikos gimnazijos ir Šiaulių dainų muzikos mokyklos atstovai. Taip pat vyks 4 Lietuvos liaudės tautinių instrumentų orkestrai kapelos, tai čia bus atstovai iš dainų muzikos mokyklos, Juventos progimnazijos, Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos ir Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, būtent kolektyvas Jovarėlis. 2 folkloro klubai iš Gegužių progimnazijos, tai Gasužis ir Čiutulis. Toliau vyks 4 liaudiškų tautinių šokių kolektyvai, būtent Šiaulių Jovaro progimnazijos, Didžvario gimnazijos, Šiaulių dainų progimnazijos, Šiaulių Juventos progimnazijos ir taip pat Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos bei Šiaulių Romuvos progimnazijos kolektyvai, tai Šiltinis, Šermukšnėlė, Lioksinis, Romuvėlė. Taip pat Šiaulius atstovaus 10 šiuolaikinių šokių kolektyvų, būtent atstovai Šiaulių kultūros centro, Šiaulių dainų progimnazija, Šiaulių miesto Romuvos progimnazija, Šiaulių Ragainės progimnazijos, Šiaulių Saulės pradinės mokyklos, Šiaulių dermės mokyklos, Šiaulių technologijų mokymo centro, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos, Šiaulių Romuvos gimnazijos, Šiaulių Gegužių progimnazijos. Ir čia tokie kolektyvų pavadinimai, tai Aušrelė, Kosmėja, Šypsenėlės, Mega, Saulutės, Sparnai, X-Team, Dance Space Junior, Melody ir Iliuzija. Taip pat turėsime delegacijoje ir vieną jaunimo teatro studiją, kompanija Šauni, kuri atstovauja Šiaulių menų mokyklą. Taip pat vyks 3 jaunių chorai iš Juventos progimnazijos, Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos, Šiaulių dainų muzikos mokyklos, tai Melodija, Gama ir Versmė. Taip pat bus 11 jaunučių chorų, kurie atstovaus Šiaulių Juventos progimnaziją, Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokyklą, Šiaulių pirmosios muzikos mokyklą, Šiaulių dainų muzikos mokyklą bei Šiaulių Gegužių progimnaziją. Tai Strazdanėlės, Pelėdžiukai, Viturėlis, Muzika, Šaltinėlis. Taip pat vyks 3 dainų šventėje, taip pat pasirodys ir Lietuvos moksleivių jungtinis choras. Tai šiauliečius atstovaus būtent tame jungtinėme chore, tai 3 organizacijų atstovai. Tai bus Šiaulių menų mokyklos, Šiaulių Gegužių progimnazijos ir Šiaulių Rėkyvos progimnazijos moksleiviai. Taip pat į muzikos, būtent moksleivių dainų šventę vyks merginų choras iš Janonio gimnazijos, tai Viva Melodika, 3 mišrūs chorai, tai žinoma Šiaulių Dagilėlio dainavimo mokyklos, Šiaulių Romuvos gimnazijos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos,
Tai aišku yra berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, Benenauts ir mišrusis choras, kaip ir minėjau, atstovaujamas Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos. Ir taip pat dar vyks vienas kolektyvas, tai būtent mušamų instrumentų orkestras, kuris pagelbės mums būtent vykdant eiseną. Tai va, būtų pagrindiniai tokie dalyviai, kas liečia moksleivių dainų šventę. Tai dar papildysiu, Mindaugai, kai girdėjot 4 pagrindinės dienos, bet nuo birželio 29 dienos iki pat pradžios bus krūva repeticijų. Šokių, dainavimo, instrumentavimo. Tai taip, kad logistika bus milžiniška, nes, pavyzdžiui, šokiai turės repeticijas 4 skirtingose teritorijose Vilniaus mieste. Jau Vilniaus mieste tuo metu, aišku, pats Vilnius yra užkrautas, plus dar 24 000 moksleivių. Tai tiek. Ačiū labai. Kaip dabar išvykimo logistiką dėliojat? Ar čia vienu metu išleisit visą 2 traukinius pilnus, ar atskirai važiuos kolektyvai, kada kam reikia? Mindaugai pasakau. Kaip ir minėjo Valerijus, kad skirtingomis dienomis jau nuo birželio 29 dienos prasidės repeticijos ir kiekvieną dieną praktiškai prisijungs vis kiti kolektyvai. Tai formaliai vykimas yra numatytas, tai dalis vyks traukiniais, dalis vyks autobusais. Kaip ir minėjau, 29 pirmasis išvykimas yra numatomas, sekantis bus birželio 30, dalis delegacijos vyksta, Liepos 1 vyks kai kurie delegatai ir likusieji suvažiuos Liepos 3. Jeigu šiauliečiai ar tėveliai, kurių vaikai ten koncertuojas Vilniuje, galvotų važiuoti apie tai, kokiu patarimu jiems turėtumėt, suprantu, kad kiekviena skirtingom dienom yra skirtingų rūšių pasirodymai, bet truputėlį apžvelkit, ar iš vis rekomenduojat važiuoti? Patarimas iš anksto užsisakyti viešbučius, jeigu norit gauti, nes beveik jų neįmanoma dabar gauti. Jeigu nebent užsisakė iš anksto, nes dalis tėvelių, kolektyvų vadovų sakė, mes turim patirties, tai taip, bet rekomenduotumėm leisti vaikams spartietiškai praleisti turiningai socialiai orientuotą laiką su savo draugais, su savo kolektyvais, o tėveliam pasidžiaugti per televiziją arba ten atvykus bent jau netrukdyti. Jo, galiu dar papildyti, kad visi renginiai bus filmuojami ir LRT transliuos, tai iš tikrųjų bus galima stebėti nuotoliu. Tai va. Gal žinot, ar yra mokami renginiai, ar yra ir mokamų ir nemokamų? Apie žiūrovus jau čia kalbu dabar. Didžioji dalis bilietų jau yra išparduota, tai labai apgailestaujame, tiesiog yra ribotas. Aišku, dar yra stovimų vietų, bet irgi reikia užsirezervuoti arba tas galutinis renginys Vingio parke irgi, kiek žinom, kad yra stovimas vietos visiškai nemokamas. Tai tiesiog galima užsukti. Iš tėvelių skundų gavom, kad labai brangu. Atvirai pasakius, kiek girdėjau, sėdimos vietos apie 700 eurų. Liktai. Bet kadangi mes organizatoriai nei laisvų vietų turim, nei ką, mums kiti darbai, tai laiko nebuvo šito domėtis, bet žinau, kad tėvelių yra nusipirkusių ir tikrai stebės ir bus ir žiūrės. Ir tikiuosi, kaip, dar kartą pasikartosiu, netrukdys bent organizaciniams dalykams ir vaikam atlikti savo tą socialiai orientuotą pareigą, ką jie nusteigia. Šiaip yra oficialus puslapis, tai yra būtent šitos šventės, tai lmds.lt. Ten iš tikrųjų būtų galima pamatyti, ar dar yra laisvų bilietų ir taip pat pamatyti programą ir visus kitus reikalingą informaciją. Ačiū už informaciją, ko geriausios sėkmės jums organizuojant. Reikalų turėsite labai nemažai, aš kaip suprantu. Ir džiaugsmų, ir rūpesčių. Tai ačiū, sėkmės. Mes keliaujam prie kitos temos. Kaip jau minėjau, kalbėsime apie priėmimo į miesto globos įstaigas tvarką. Apie ją mums papasakos Ramutė Pilipienė, Šiaulių socialinių paslaugų skyriaus vedėja, ir Danutė Kavickienė, Šiaulių savivaldybės globos namų vadovė. Ramutė tikriausiai pradės. Labai diena. Tai šiandien norim dar šiek tiek detaliau pristatyti ir galbūt pakomentuoti tarybos sprendimą, kurį birželio 3 dieną savivaldybės tarybos posėdžio metu
taryba patvirtino, tai dėl Šiaulių miesto gyventojų priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės globos įstaigas, tai Šiaulių savivaldybės globos namus ir kompleksinių paslaugų namus Alka. Šis tarybos sprendimas, apie kurį dabar ir kalbėsim, tai jis ir nėra naujas ir iš tiesų apie tai, jog Šiaulių miesto gyventojai, kuriems jau nebepakanka paslaugų namuose ir jiems reikalingos ilgalaikės globos paslaugos institucijoje, tai yra Šiaulių globos namuose ir jeigu vietų juose nebelieka, tai ir kituose globos namuose, tai mes į priėmimo tvarkas ir esam įkėlę ir palikę ir ta nuostata galioja jau daugiau nei 10 metų, kad gyventojas turi būti Šiaulių mieste gyvenęs ir deklaravęs savo gyvenamąją vietą ne mažiau kaip 12 mėnesių. Ir tikrai šita vieta labiausiai ir kai kuriuos žmonės liūdina ar nuvylė, tačiau tą Šiaulių miesto savivaldybė priėmė ne šiaip savo, o apsisprendė pastačiusi Šiaulių globos namus už savivaldybės biudžeto lėšas, kad vis tik tai Šiaulių miesto savivaldybės kuriama infrastruktūra ir būtų skirta Šiaulių miesto gyventojams. Na ir svarbiausia, reikėtų gal pažymėti ir tai, kad amžėjant visuomeniai poreikis ilgalaikės socialinės globos paslaugom ir šitos paslaugos yra vienos iš 28 paslaugų, tikrai atsirado daug didesnis nei tarkim prieš 10 metų, kuomet savivaldybė kūrė tą infrastruktūrą. Ir galėjo į globos namus patekti visi norintys. Tačiau bėgant laikui, visuomeniai senstant, dabar labai yra toleruotinas ir naudotinas žodis amžėjant, atsirado laukiančiųjų eilės ir į Šiaulių globos namus laukdavo 2 ar netgi 3 metus. Tai savivaldybė, siekdama išspręsti ir šitą problemą, nusprendė padidinti vietų skaičių Šiaulių globos namuose, iškeldama iš to pastato savarankiškus gyvenimo namus, juos perkelė į kitus perimtus pastatus Šiauliuose, taip sukurdama dar papildomai arti 30 vietų. Tačiau ir šitas poreikis ir šitas vietų skaičius tikrai nepatenkina dabar šiai dienai norinčių patekti į Šiaulių globos namus poreikio. Tai atsižvelgdami į tai, kad ir socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnis kalba apie savivaldybių kompetenciją, kuriuose būtent yra nustatyta, kad savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrindama, turi jas planuoti, kurti infrastruktūrą ir tą poreikį atliepti per neilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį. Tai tada ir kyla klausimas, jeigu mes primtume sprendimą, kad į Šiaulių globos namus galėtų patekti bet kurios savivaldybės žmonės, tada Šiaulių miesto gyventojams tektų rinktis kitas globos įstaigas. Kalbant apie tai, ką ministerija yra pastebėjus galimai apribojamas patekimas į Šiaulių globos namus galimybės, tai tikrai norim pasakyti, kad Lietuvoje globos įstaigų ir ypatingai privačių globos įstaigų per pastaruosius 6-7 metus yra įsisteigę antrą tiek ir mes jų turime daugiau nei 100 ir jeigu X savivaldybės šalia greta Šiaulių miesto savivaldybės esantis gyventojai, senoliai ar vaikai ir darbingo amžiaus asmenys, kuriem reikia ilgalaikių paslaugų, nori į globos įstaigą, teikia prašymą patekti ilgalaikiai socialiniai globai į globos įstaigą, tai jie tikrai gali rinktis bet kurią Lietuvoje esančią globos įstaigą. Ir matydami tai, kad daugelį teisės aktų, tiek socialinės apsaugos ir darbo ministro, socialinių paslaugų poreikio tvarkos apraše, tiek įstatymė ir kitose poįstatyminiuose teisės aktuose nemažai punktų yra nustatyta, kad mero nustatyta tvarka, savivaldybės nustatyta tvarka. Tai ir savivaldybė pasiliko sąlygą, kad jeigu nori patekti ir nori gauti ilgalaikę socialinės globos paslaugas institucijoje, paprastai sakant, globos įstaigoje nuolat, tai ir paliko nuostatą galioti, kad jeigu tos paslaugos yra finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis,
Tai tada ir gyventojas turėtų būti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojas. Na ir manau, tikrai galėtų labai gražiai paponuoti man ar pakomentuoti, tai globos namų direktorė, kuri tikrai nuo steigimo Rėkyvoje globos namų pradžios dirba ir teikia tą paslaugų didžiulį spektrą. Kodėl vis tik išlieka tas mūsų apsisprendimas 12 mėnesių reikalavimas būti deklaravus gyvenamąją vietą Šiaulių mieste. Tai prašau, Danutė. Gal aš labiau pakalbėsiu apie psichologinį aspektą. Mūsų senjorų vedėja labai gražiai paminėjo tas amžėjimas. Visi norime praleisti orę senatvę namuose, kuriame jaustumės gerai, oriai. Ir vienas iš tokių yra Šiaulių miesto savivaldybės globos namai. Mes aišku džiugu, kad norinčių yra labai daug, netgi iš kitų savivaldybių. Tačiau, mano manimo, geriausiai jaustųsi pats šiaulietis. Tai yra tas, kuris savo gyvenimą praleido Šiauliuose, susitiko su daugelį draugų, kaimynų, turi savo artimuosius ir patekęs į Šiaulių miesto savivaldybės globos namus, jaučiasi gerai, kai jie aplanko, draugai, pažįstami, kai jisai gali susitikti su savo artimaisiais daug dažniau negu tie, kurie atvažiuotų iš kitų miestų, nes yra čia, jaučiasi čia gerai, kur jisai dirbo, kur jisai gyveno, kur jisai būna. Negana to, pas mus vyks įvairios edukacijos, įvairios šventės. Ir kaip smagu žiūrėti į senjoro akis, kai jie džiaugiasi, kai šitą šventę susirenka jų artimieji, kaimynai, draugai ir kartu su jais švenčia jonines, šeimų šventės. Kartu sėdi prie kalėdinio stalo, tai va tas psichologinis aspektas yra labai labai svarbus, kad žmogus gautų paslaugą ten, kur jisai gyveno visą laiką. Tai va taip labai trumpai. Tai jeigu dar paantrinti Danutei, tai iš tiesų kaip mes ir diskutuojam tiek skyriuje, kurie teisės aktus rengiam, susitinkam su šeimos nariais, kurie atvyksta pas mus į skyrių, teikti prašymus. Tai ir išgirstam komentarą, kai sakom, ar esat pasiruošę laukti Šiaulių globos namus metus, gal pusantrų, nes vietų skaičius yra ir licencijoje nurodytas ir jų turi tiek, kiek turi, o jeigu tos paslaugos reikia čia ir dabar, tai natūralu, kad turi siūlyti kitas įstaigas. Ir gal tikrai labai svarbu, čia jau ir pasidžiaugsmi, kad turi tarptautinį sertifikatą mūsų Šiaulių globos namai. Ir jie gavo jį ne šiaip savo, o gavo todėl, kad sąlygos yra labai geros. Yra erdvės edukacijai. Gali tie, kurie dar gali pavaikščioti ir patys kažkiek geba savarankiškai ir gamintis maistą. Yra visai ant ežero kranto, kur puikiai įkurta aplinka. Na tiesiog orus, labai orę senatvę garantuojantis globos namai. Ir tikrai tenka išgirsti ir apmaudu daros, kad Lietuvoje globos licencijas gaunantis globos namai yra tokie labiau panašus į pionierių stovyklas, kur kambarys, spintelė, jokių papildomų erdvių. Tai vat savivaldybės tas indėlis į infrastruktūrą, į būtent socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros plėtrą ir yra tam, kad Šiaulių miesto gyventojų būtų sąlygos gyventi oriai, gražiai, gaunant visas paslaugas ir tikrai labai geroje įstaigoje. Ir kaip ir Danutė yra minėjus, ne vieną kartą yra kitos, netgi ir šalia esančių šalių, Latvijos žmonės ir atsakingų institucijų darbuotojai atvyksta pažiūrėti, kaip galima pastatyti globos namus, kurie būtų panašus į šeimos namus, o ne į viešbučio ar dar prastesnės būklės. Tai tikrai mes tos nuostatos manom, kad turim laikytis, nes ginam būtent Šiaulių miesto gyventojų interesą. Tai tiek šio klausimu. Ir jeigu Vitalį galėčiau, tai aš dar... Taip, minėjot, kad yra dar informacijos papildomos apie šventę. Spaudos konferencija buvo mūsų globos centro, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro globos centro specialistai ir kultūros centras, kurie papasakojo apie šį savaitgalį, birželio 27 dieną, Šiaulių miesto centrinėme parke vyksiančią globojančių šeimų festivalį,
kuriame dalyvaus visų Lietuvos globos centrų globojančios šeimos, jų vaikai ir miesto gyventojai. Ir gal nebuvo akcentuota dėl eismo reguliavimo būtent šio festivalio metu. Tai labai prašau visų kiek įmanoma skleisti šią žinią, nors jau internetiniuose portaluose ir kur tik įmanoma ir kelio ženklus statom ir nurodom informaciją, kad birželio 27 dieną nuo 6 valandos ryto iki 17 valandos bus uždaromas eismas Žemaitės gatvės atkarpoje nuo Aušros alėjos ir Birutės. Ir važiuoti galės tik globojančių šeimų festivalio organizatoriai, globos centrai, kurie atvyks, kaip ir minėjau, 66 centrai su didžiuliais autobusais ir šios atkarpos namų gyventojai. Pranešimus šiandien išnešios mūsų savanoriai tiek gyventojam, tiek šalia esančiam daugiabučiam namui ir stovės jau ženklas, kad būtent 27 dieną nuo 6 ryto iki 17 valandos vakaro Žemaitės gatvės atkarpoje negalėsim statyti automobilių. Na ir kad galėtume sutalpinti visus į miestą atvyksiančius, o ketina arti 3000 atvažiuoti, tai taip pat uždarysime stovėjimo aikšteles, kuriuose galės parkuotis tik šito festivalio dalyviai. Tai birželio 27 dieną nuo 8 valandos ryto iki 17 valandos automobilių stovėjimo aikštelė bus skirta tik globos centrų transportui, tai Lukauskio gatvėje, šalia greta gatvės ir teniso kortų, automobilių stovėjimo aikštelė Salantų gatvėje už Jonio pastogės aikštelėje, taip pat priešais Šiaulių valstybinė kolegija Aušros alėjoje, čia visai prieš prisikėlimo aikštę. Na ir prie Povilo Višinskio bibliotekos esanti aikštelė bus skirta jau atvyksiančiam svečiam, kurie startuos, pradės, pasveikins festivalį 12 valandą. Tai šią informaciją esam patalpinę savivaldybės internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje, kultūros centras dalinasi ir visi globos centrai. Tai tiek dėl globojančių šeimų festivalio. Ir kviečiu visus atvykti. Visos veiklos, kokios bus vykdomos, tai bus nemokamos. 66 globos centrai stovės su savo palapinėmis ir įvairius atraktyvius užsiėmimus vykdys visiems atvykstančiam. Na ir mūsų siekis ir tikslas yra šio globojančių šeimų festivalio, tai susipažinti su globa, kad nebūtų mums svetima šita tema, nes vis tik tai Lietuvoje tėvų globos netekusių vaikų turime virš 5000 ir Šiauliuose mes jų turime 250. Tai visos šeimos, kurios globoja ir atvyksta į šį jiems skirtą globojančių šeimų festivalį kaip padėkos renginį. Tai ir jūs mielai kviečiam susipažinti su globa vaikų. Dėkui. Birželio 27 dieną nuo 12 valandos startuojam ir Šiaulių miesto centrinėme parke. Taip, ačiū. Lauksim. Ačiū Ramutei. Na dabar pakalbėsime apie sportą. Šiaulių sporto centro Atžalynas irklavimo sporto bazėje pastarosiomis dienomis vyko ne du įspūdingi renginiai: tarptautinis Drakono valčių festivalis ir tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo talkšos regata. Renginius apžvelgs sporto centro Atžalynas vadovas Giedrius Nudaitis. Sveiki. Sveiki. Tai praėjusią savaitę vyko prie Talkšos ežero 2 tradiciniai sporto renginiai. Vienas iš jų skaičiuoja 18 metus, kitas jau 20 metų organizuojamas. Tad apie kiekvieną truputį detaliau. Tai penktadienį, birželio 19 dieną vyko 20-asis Talkšos regatos, 20-tos Talkšos regato varžybos, kurios, kaip minėjau, jau organizuojamos 20 metų iš eilės. Na ir mums kaip organizatoriams iš tikrųjų labai malonu, kad įvertinę mūsų organizavimo patirtį ir galimybės irklavimo bazėje, šiemet pirmą kartą buvo įtrauktos, prijungtos prie mūsų renginio ir Baidarių kanojų irklavimo federacijos renginys, tai būtent Lietuvos vaikų taurės antras etapas. Tai mums čia yra aišku kaip
didelis įvertinimas ir aišku malonu, kad federacija atkreipė į mus dėmesį ir savo renginį prijungė kartu su mūsų organizuojama Talšos regata, kurioje šiemet dalyvavo 110 sportininkų. Antrasis renginys, tai vėlgi, sakyčiau, tradicinis, tarptautinis Drakonų valčių festivalis, kuris organizuojamas 18 kartą, bent jau mes taip skaičiuojame. Tai vėlgi, tai toks, sakykime, kaip ir varžybos, kaip ir pramoginis renginys komandoms atvykstančioms iš visos Lietuvos. Na ir aišku, mums labai malonu, kad mus pastebėjo ir įvertino ir Latvijos komandos, kurių šiemet buvo net 2. Renginys organizuojamas, sakykime, taip kaip 2 grupėm. Tai pirmoji grupė būtų profesionalų sportininkai, kurie kažkada buvę irkluotojai, susėda į valtį ir atvažiuoja ir irkluoja. Antroji grupė tai grinai mėgėjai, kurie susibūrė tiesiog pramogai praleisti gražiai ir turiningai laiką. Šiemet į profesionalų varžybas ar mūsų vadinamą Drakonų valčių festivalį atvyko visos elitinės ir pirmaujančios ir propaguojančios Drakonų valčių irklavimą Lietuvoje komandos, kurios rimtai ruošiasi, rimtai irkluoja, dalyvauja ne tik Lietuvoje organizuojamuose varžybose, bet ir tarptautinėse varžybose. Tokia, pavyzdžiui, kaip viena iš šiaulietiškų komandų Ilgas, kuri šiemet ruošiasi net dalyvauti Drakonų valčių Europos čempionate, kuris vyks Liepos mėnesį Vokietijoje. Bendras dalyvių skaičius, kuris mus kasmet džiugina ir didėja, tai šiemet buvo 470 dalyvių. Tai tikrai rodo, kad renginys auga ir susidomėjimas šiuo mūsų Drakonų valčių festivaliu vis populiarėja. Mums labai malonu, aišku, ir kad kiekvienais metais atsiranda naujokai, kurie išdrįsta sėsti į valtį ir prairkluoti tuos 300 metrų. Tai mums iš tikrųjų šiemet džiugu, kad Šiaulių miesto savivaldybės komanda sudalyvavo pirmą kartą varžybose ir mums malonu, aišku, kad savivaldybė ne tik iš dalies finansuoja mūsų renginį, bet ir pati komanda išdrįso ir sėdo į Drakonų valtį ir, sakyčiau, pirmą kartą sudalyvavę iškovojo 3. vietą. Tai labai smagu. Na ir šiemet buvo išbandyta tokia naujovė, pirmą kartą sugalvojom naują rungtį, tai tokia ištvermės plaukimas. Jeigu šiaip tradiciškai komandos irkluoja 300 metrų, tai sugalvojom šiemet tokią ištvermės rungtį ir didžiųjų Drakonų komandos, kurių susidarė netgi 7, irklavo 1 kilometrą distanciją. Tai buvo iš tikrųjų smagu žiūrėti ir tas azartas buvo matyti komandų akise. Tai tiek. Dar jeigu būtų tokių žiūrovų šiauliečių, kurie nežino, kas tos Drakonų valtis, gal trumpai galit pristatyti, koks čia sportas ir kitais metais gal būtų daugiau dar susidomėjusi. Drakonų valtis tai yra sportas, irklavimo sportas, sakykime, daugiau panašus galbūt į kanojų irklavimą, tik kanojų irklavime reikia atsiklaupti ant vieno kelio, čia tiesiog sėdi valtyje. Didieji drakonai yra, tai kai irkluoja
tą valtį 20 irkluotojų, priekyje sėdi būgnininkas, o gale vairininkas. Ir yra mažieji drakonai, kurioje sėdi 10 irkluotojų ir būgnininkas ir vairininkas. Tai va, tom jie ir skiriasi, kad galbūt mažuosiuose drakonuose lengviau suburti komandą, kadangi reikia mažiau dalyvių, o didieji drakonai daugiau. Žodžiu, svarbu jausti ritmą, kartu irkluoti ir stengtis neapvirsti, ko gero. Tai vienas iš pagrindinių akcentų ir yra ritmas. Tam, sakykime, priekyje sėdi būgnininkas, kuris muša būgną, na ir irkluotojai turėtų tą ritmą būgno mušimą gaudyti ir tuo pačiu daryti vienodą sinchronišką įrį. Dėkui už pristatytus renginius. Tai buvo su vandens sportu susiję dalykai, dabar keliaujam prie kitų sporto renginių. Šį savaitgalį Šiauliuose taip pat vyko ir Europos tinklinio lygos grupės rungtynės, kurioje debiutavo ir Lietuvos rinktinė. Plačiau apie tai ir apie kitus dar sporto renginius smulkesnius papasakos Šiaulių miesto savivaldybės sporto skyriaus vyriausioji specialistė Indrė Bubelytė. Labą dieną. Tai kaip ir minėjo Vitalis, savaitgalį tikrai vyko daugybė sporto renginių. Tai galbūt pradėsim nuo tų tokių reikšmingiausių ne tik Šiauliam, bet ir Lietuvai, kad Šiauliai iš tikrųjų tampa tinklinio sostinė. Esam skambus garsus regbyje, žolės rieduly, bet tinklinis šiuo metu tikrai yra dominuojantis. Net tiek, kiek ir vyrai yra Lietuvos čempionai daugkartiniai, bet šiuo metu esam pritraukę į miestą didžiulius renginius, tokius kaip Europos lygos varžybos, kuriuose po 10 metų pertraukos debiutavo Lietuvos moterų tinklinio rinktinė, kuri visiškai neseniai yra suburta. Ir mūsų tinklinio merginos visą savaitgalį žaidė grupės varžybas. Varžybose turėjo varžovės iš Portugalijos ir iš Rumunijos. Varžybose su Portugalėmis penktadienį lietuvės susitvarkė ganėtinai ramiai, laimėjo 3-0, o vakar vykusiose antrose grupės varžybose su rumunėmis, kurios šeštadienį 3-1 įveikė Portugalės. Lietuvės pateikė dramą, vyko netgi 5 setai ir lietuviams pavyko iškovoti pergalę, kuo labai džiaugiamės. Ne veltui sakom, kad dabar esam truputėlį ir to tinklinio miestas, nes Liepos 1-9 dienomis į Šiaulius atvyksta dar gausus būrys merginų, jaunųjų tinklininkių, kurios Europos amžiaus grupės iki 18 metų grupės varžybas žais Šiauliuose Liepos 1-9 dienomis. Taigi labai kviečiam atvykti į Šiaulių areną ir palaikyti Lietuvos rinktinę. Taip pat labai norėtumėm pasidžiaugti, jog sėkmingai į Šiaulius atvyko Park Run iniciatyva, kuri vyksta visame pasaulyje, jau 23 šalyse. Ir tai yra 5 km ėjimo bėgimo renginiai, kas savaitiniai. Jie vyksta Dainų parke. Šeštadienį vyko pats pirmasis ir labai smagu, kad be savanorių bėgime ėjime dalyvavo 59 asmenys, iš kurių sulaukėm netgi svečių iš tokių šalių kaip Airija, Australija, Suomija, Latvija, Lenkija. Ir tai yra visiškai savanoriškais pagrindais organizuojamas renginys. Pabrėžiu savanoriškais pagrindais, nes kiekvieną savaitgalį, kiekvieną šeštadienį 9 ryto reikalingi savanoriai, kurie padėtų išdėlioti žymeklius trasoje, nuimti laiką, išdalinti žetonus, juos po to susirinkti. Ir visą tai vainikuoja ėjimas kartu, tiesiog atsigerti kavos. Tai kiekvieną šeštadienį Dainų parke 8:45 laukiam visų miesto gyventojų ir svečių. Galite atvykti su augintiniu, galite atvykti su vaiku, galite bėgti, galite eiti, kiekvieną savo malonumui, patirti judėjimo džiaugsmą kartu. Taip, savaitgalį Šiauliuose dar vyko ir jogos diena. Ji vyko sekmadienį po perkūnijų žaibų audrų, visgi miesto gyventojai susirinko į renginį ir ten turėjo labai įdomias jogos veiklas.
Šiauliai galbūt unikalūs tuo, jog kviečia visus jogos instruktorius, mokyklas atvykti į vieną vietą ir parodyti tai, ką jie veikia. Nėra konkurencijos, o kiekvienas prisistato ir gyventojai turi galimybę išbandyti savitą jogos stilių. Taip pat norėtumėm prisiminti, jog artėja trečiadienis, Joninės, nedarbo diena. Ir mes norim pakviesti Šiaulių miesto gyventojus praleisti tą dieną sportiškai. Šiaulių futbolo akademijos komanda turės varžybas su Telšių Džiugu centriniam stadione ir organizuojama geltonai juodų bendruomenės eisena prieš renginį. Renginio dalyviai, eisenos dalyviai į renginį pateks nemokamai. Renginio būtent eisenos pradžia prie Šiaulių viešbučio, kaip visuomet, bulvaro pradžioje arba pabaigoje, iš kurios pusės pažiūrėsi. Tai eisena prasidės 16:30, o pačios futbolo varžybos 18 val. Centriniam stadione. Tai labai kviečiam pasipuošti geltonai juodai ir aktyviai praleisti joninių pavakarę su futbolu. Ir ką dar norėtumėm paminėti, kad prie mūsų komandos prisijungė vienas žymiausių ir geriausių Lietuvos rinktinės žaidėjų, tai yra Artūras Novikovas. Tai jį taip pat išvysite aikštėje, kaip jis žaidžia po mūsų vėliavą. Tęsiant apie renginius kaip anonsą, tai norime priminti, kad birželio 28 dieną, sekmadienį, į Šiaulius atvyks Lietuvos krepšinio vyrų rinktinė, kuri žais kontrolinės rungtynės su Ukraina. Varžybų pradžia 7:30 vakaro. Šiaulių arena, liktais dar papildomų bilietų yra paleista į rinką, dar galite spėti atvykti, pamatyti ir prie rinktinės naujai prisijungusias NBA žvaigždės, kurių turbūt vardinti jau nebereikia. Tai būtų turbūt tiek šį kartą. Ačiū Indrei už pranešimus, anonsus. Aš tik dar primenu, kad rytoj, birželio 23 dieną, Šiauliuose vyks vienas magiškiausių ir tradicijų dvasia persmelktų Šiaulių 790-ųjų jubiliejinių programos renginių. Trumpiausios metų nakties išvakarėse miestas taps gyva senųjų lietuvių tradicijų, kūrybos, bendrystės ir ugnies erdvė, kurioje susipins praeitis, dabartis, sakmės ir šiandienos žmonių kuriamos istorijos. Nuo 19 val. Miesto erdvėse lankytojų lauks 4 stichijų kiemai, kviesintis šiuolaikiškai patirti ir pažinti senųjų lietuvių tradicijų interpretacijas, amatus, muziką ir joninių apeigų simboliką. Vakaro metu skambės ansamblio Lietuva koncertas, o kulminacija taps didelio formato šamoto skulptūrų plenero Saulės stulpai, sukurtų skulptūrų atidengimo ritualas prie Talšos ežero. Taigi, ačiū visiems, puikios šventiškos vasariškos savaitės, iki kitų susitikimų.